Dar vienas automobilis iš šiandieninių 5 gautų. Tai būtų Hyundai Tucsonas. Visus mūsų automobilius rasite autobrokeris.com svetainėje, užeikite, pasidarykite, galbūt kažką, kaip sakant, įsirinksite ir kažkas tiks ir patiks. Na ir pasiekite mūsų socialinius tinklus, važiuojam autobrokeris Facebooką, Instagramą, TikToką, kad kai gauname naujus variantus, jų nepraleistumėt, pamatytumėt pirmi. Na, o tiem, kas dažnai parašot dėl automobilių patikrų, tai automobilių patikros ir paieškos, važiuojam auto Facebook puslapį, užeikit, parašykit konkrečiai, ko ieškot, arba atsiųskite skelbimo nuorodą, kad patikrintumėm. Na, o dabar Hyundai Tucsonas 17 metų, 1,6 litro benzinas, 97 kW, paprastas variklis, be jokių turbinų. Taip, čia va tokį smulkų turi, čia kėbulas, daugiau šiaip kėbulas, nežinau, gerai išsilaikęs, gražus. Kaip ir sakiau, 17 metų, užeisim toj į bagažinę, žmonės pridėjo žieminių padangų komplektą, kilimėlių dar vieną komplektą, tai žieminės padangos sudėtos šiuo metu su vasarinėmis, turi štai galinio vaizdo kamerą, turi partronikus, štai tokį vidų, štai toks vidus, tamsus, juodas, su šiokiais tokiais raštais, bagažinės uždangalas taip pat yra. Taip, čia visur elektra, vairuotojo sėdynė tvarkinga, čia visur viskas gerai, po kapotu sausa. Diagnostika absoliučiai švari, nei vienos klaidos nebuvo, kai pasidariau. Mechanas. Dažnai klausėte benzino ir mechano, tai štai, šiandien vienas variantas toks būtų benzininis mechaniukas. Ir turėsim dar vieną variantą jums benzino mechaną, bet apie tai vėliau. Taip, kondicionierius klima, šildomos sėdynės priekyje, multimedija, navigacija, podelių laikikliai, parktronikai, kaip sakiau, start-stop sistema, nuokalnės stabdis, pilnai multifunkcinis vairas su autopilotu. Automobilio rida beveik 152 tūkstančiai kilometrų. Tai va, toks automobiliukas, akinių dėklas, kaip visada tuščias. Automobilis išvalytas, viskas nuplautas, kaip sakant, paruoštas naujam savininkui nusipirkti ir lėkti į namus. Šito automobilio kaina 11 300 €, kaina dar negalutinė, kaip sakant, dėrybų klausimas. Taip kad, jeigu domina toks automobilis, galite pirkti už savus pinigus, galite pirkti išsimokėtinai su pradiniu įnašu ar be pradinių įnašų, nesvarbu. 4,5% metinės palūkanos, jokių euriborų, jokių kitokių paslėptų mokesčių. Taip kad kviečiu atvažiuoti į Vyšnių gatvę 2 Lukšiai Šiaulių rajoną, pasibandyti, prasivažiuoti, jeigu viskas tiks ir patiks, įsigyti šitą automobilį. Tam kartui sakau tiek, ačiū už dėmesį ir iki greito.